Taigi sveiki, mes esame dabar Klaipėdos Akropolyje, mes esame dabar kafeinė ir čia mes turime Pijų. Dar aš galiu tik padaryti, kaip tu čia atsiradai, tas poninai ką tik. Ir guess what, Pijus tai nežino, ką mes čia šiandien darysim. Šiandieną mes turėsim romantic date su Pijum. Taigi, šitas žmogelis šiandien atsikėlė ryte ir jis pasirinko violence. Tai jisai įsikėlė istorijus, kaip jisai nori, kad kažkas su juo susitiktų ir 4 valandas su juo mokytųsi. Ir guess what, aš tai pamačiau tą istoriją, bet ar aš mokysiuos? Fuck no. Bet ar aš jį panaudosiu contentui? Hell yeah. Prievartavimas. God damn right. Tai va, esmė tokia, jau pusę gal metų aš turiu šitą kamerą, per kurią jūs dabar mane matot ir jinai yra visiškai nenaudojama. Tai ir aš vakar miegodamas turėjau tokią vieną gerą biznį idėją – monetizuoti savo kamerą. Ir tada jūs paklausite, kaip aš tai padarysiu. Ir tam mes turime game plan. Mums reikia per ateinančias 4 valandas sukurti visą veikiantį verslą. Tai yra sugalvoti pilną idėją, išsirašyti visko, ką mums reikės, tada sugalvoti logotipą ir sukurti visą brandingą. 3. Padaryti visą svetainę. Nežinau, kaip man tai pavyks. Ir 4. Gauti pirmas pajamas. Good luck. Jau. Ar man tai pavyks? Gali būti visko, nemanau. Tačiau ką man darant biznį veiks Pijus? Pijau, what's the game plan? Ateinančias 4 valandas aš darysiu konspektus 15 puslapį biologijos ir stengsiuosi išmokti kiek įmanoma greičiau. Ir aš planuoju visą šitą nusirašyti. Kaip nors sutalpinti savo sąsiuvinį ir savo galvą per 4 ateinančias valandas. 4 valandos oficialiai prasideda. Hello. Tas valgytojas mūsų dabar filtras, nes Gerai, ką tu nori tiksliai padaryti? Na, aš noriu pardavinėti ir aš noriu nueiti padaryti nuotraukų ir iš to užsidirbti. Potencialiai paklausit manęs, Kas yra šitas bičas? aš buvau ne vienintelis, kuris pamatė Pijaus story ir atėjo dar vienas žmogus, žodžiu Pijaus draugas, vardu Alanas. Pasirodo, jisai yra fotografas. Ir esmė tokia, jisai irgi ieško, kur save realizuoti, kur panaudoti savo kamerą, ko aš visiškai nesitikėjau, what the fuck, tipo, kaip čia taip sutapo. Nu ir žodžiu, pradėjome mes kalbėtis apie fotografiją, apie viską. Ir tada jisai man toks kelia žodžius. Galim, aš dar galvojau, irgi nekilnojamo turto. Nes aš dar grinai panašų dalyką darau, tik taip tiek, kad su videkais, tipo nekilnojamų turtų. Tai vat jau matot, koks aš buvau išsišiepęs tada. Ogi todėl, kad potencialiai radau žmogų, kuris galėtų man padėti. Tačiau paklausit, ties kuo mes tau padėtų ir kokia tavo idėja, ką tu ten tokio magiško kuri? Tai dabar aš jums pristatau savo planą. Oi! Žodžiu, aš turiu 20 eurų savo sąskaitai ir man reikia sugalvoti, kaip pigiausiai rasti parduodamas vilas ir prisidėti prie jų pardavimo. Užeinu į aruodą, tokiu būdu aš labai galiu greitai rasti žmonės, kuriems būtent to reikia, kur tiesiog žmogui literaliai nesiseka parduoti. Taigi, mano atsakymas į tai yra video turinys. Nu arba fotografavimas, jeigu Alanas sutiks prisidėti prie šito viso dalyko. Tai būtent tai aš ir darau. Ir by the way, žiūrėkit video iki galo, nes pamatysit, ar man pavyko tai padaryti. Ir dar tiesiog išsirašinėjau visą šitą dalyką ir galvoju, ar man dabar daryti svetainę, ar man dabar, nes pirminė idėja buvo tipo svetainę padaryti ir aš dabar realiai galvoju, ar čia viskas iš tiesų yra verta. Dabar aš... Ką tu sakei? Nieko nesakiau. Jūs nebūna, kad skrai geras proteiną, ar nėra galvoju, kad lemą darau, kad rankos neauga, tik subinė auga. Aš žinai, kur tas proteinas nueina? Kodėl jis subinė nueina? Žinai, kai tam būna, tipo, kad reikia 13 padelių juodos kavos. 13 padelių juodos kavos ir 5 cigarus, bet Tipo, hebra, jeigu jūs negerat, tipo 13 padelių juodos kavos, tipo, ką jūs darot su savo gyvenimu? Sveika, galima kakavą vidutinę. Iš laptopo. cheers, bitches. Jau rambalai liko pusvalandį. Grįžk prie darbo. Ir tada mes oficialiai pradėjome paskutinę mūsų darbo dalį.
16 kem 6, o pradėjom 12 kem 5 gal. Mano progresas tai pasidariau visus tuos brandingo ir logotipo ir visokius idea things, o Pijus ką padarė, tai nežinau. 5, 6, 8, 90, 11, 12. 12 puslapį parašė. Tu padarėjai, va. Žodžiu, galim sakyti taip, kad Pijus mane aplenkė. Yo, dance moves. Žodžiu, oficialiai grįžom namo ir permašiau visą dieną, ką mes darėm ir kaip mes ką veikiam. Ir supratau tokį vieną dalyką, kad galbūt aš ir klydau. Galbūt verslą per 4 valandas padaryti ir nebuvo taip paprasta. Ir čia yra oficialiai failas. Sorry už šitą Ryan Trahan impression. Bet kaip sakant, yra vienas toks labai geras posakis. Jeigu žinai, kad pavyks 101 kartą, ar tu nuliūstum, jeigu nepasisektų 100 kartų? Ne. Todėl būtent dabar padarysim tokį vieną dalyką. Aš paimsiu šitą visą biznio idėją, ignoruosim, kad nebuvo šitų 4 valandų. Ir ką mes padarysime, tai mes šitą visą idėją pratęsime kitame vloge. Ir iki susimatymo, chebra.